Sveiki visi, labai malonu čia būti. Kas nežinot, labai trumpai prisistatysiu, kad Delfi dirbu faktų patikros kanalo Melo detektorius redaktorė. Ir taip jau sutapo, kad gavau pakvietimą į šitą forumą, kai šiemet miniu savo pirmąjį 10-metį darbo žiniasklaidos srityje ir pagalvojau, kad leisiu savo pabūti sentimentale, prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo. O prasidėjo visiškai ne nuo to, nuo ko galima būtų turbūt tikėtis. Tai šita nuotrauka atspindi, kaip tuo metu man atrodė mano tokį karjeros apogėjų, buvo 2018 metai, aš jau 3 metus buvau pramoginės žūklės portalo redaktorė, rašiau apie žvejybą ir aplinkosaugą ir iš tikrųjų kaip vaikui, kuris užaugo pirmiausia rankose laikydamas ne barbelėlę, bet meškerę, tai turėti šalia savęs Paulių Korsaką, kuris vedė vienam gale kablys dar nuo tada, kai aš šliauštiniuose turbūt vaikščiojau, man atrodė didžiausia turbūt garbė. Ir dar ypatingai, kai jisai pasakė, kad su manim galima kaip su rimtu diedu pasikalbėti apie žvejybą, kaip lygų su lygiu. Ir tuo metu aš visiškai negalvojau, nebūčiau galėjus pagalvoti, kad kažkada būsiu faktų patikros kanalo redaktorė, kad kažkada domėsiuosi, kaip pristatyti tą tikrą informaciją, kaip padėti žmonėms vartoti informaciją. Bet 2018 metai buvo labai keičiantis, nes tuo metu aš apsilankiau ir Pointer institute, čia parodysiu, tokią trumpą vaizdo reportažą, kas labai pakeitė. 2018 metais aš jau pradėjau domėtis kova su dezinformacija, pirmiausia nuo to, kad lankiausi labai daug tarptautinių konferencijų ir visose jose dezinformacijos tematika buvo labai tokia ant bangos ir jau tada supratau, kad mes gyvenam labai skirtingose informaciniuose burbuluose ir kad jeigu mes nieko dėl to nedarysim, kad priartėtume vienas prie kito, priartėtume per tą empirinės tikrovės suvokimą ir faktus, tai turėsim labai didelių problemų. Ir šitas momentas buvo ir tas, kai Rasa Lukaitytė, Delfi redaktorė, pakvietė mane įkurti faktų patikros rubriką Delfi. Jau metus laiko tuo metu dekonstravau daugiausia Kremliaus dezinformaciją projekte Demaskuo kartu su Valdu Saldžiūnu. Ir 2018 mes įkūrėm Melo detektorių. Aš savo karjerą kaip žvejybos redaktorė paleidžiu, turbūt vaizdo įrašas vis tik tai nesuveiks, bet ten po vandeniu yra labai didelis karpis laukinis gražus. Tai bent jau įsivaizduokim, kad mes jį pamatėm. Kaip jau minėjau, 2018 metais aš apsilankau ir Pointer institute, o Pointer institutas yra tas, kuris įkūrė tarptautinį faktų tikrintojų tinklą, iki šiol didžiausia faktų tikrintojų organizacija visam pasaulyje. Iš ten aš pasisėmu patirties, kaip dirbti su faktais, kas yra faktų tikrintojų metodologijos ir iš tikrųjų, kas mus skiria nuo daugelio žurnalistų, tai turbūt žurnalistus saisto žurnalistų etikos kodeksas, faktų tikrintojai tų etikos kodeksų turi bent keletą, tai ir tarptautinio faktų tikrintojų sukurtos metodologijos, tai ir Europos faktų tikrintojų tinklo sukurtos metodologijos, kaip mes dirbame su šaltiniais, kokią informaciją mes naudojam, kaip mes atskleidžiam faktus, kaip bendradarbiaujam su žmonėmis, kurie mums gali pasiūlyti tas temas. Ir kiekviena faktų tikrintojų organizacija, kur yra sertifikuota visų šitų tinklų, jinai turi ir savo metodologijas, kaip dirbti, kad pasiekti tuos standartus ir kad kuo mažiau žmonių mūsų klausinėtų, kas tikrina tuos faktų tikrintojus ir kas čia jums leido nusakyti, kas yra tiesa, o kas yra melas. Tai šitie metai buvo labai svarbus ir čia paprašiau, kad Džeminajus įsivaizduotų, kaip atrodo tas faktų tikrintojus žvejojantis faktus. Iš tikrųjų, jeigu pradžioje atrodė, kad kaip aš į žvejybos peršaukus staiga į faktų tikrinimą, tai vėliau viskas labai susidėlioja, nes jeigu, kai tu žvejoji, tai vis tiek ieškai, kas yra po vandeniu. Skirtumas tas, kad dabar po vandeniu yra melagiai ir melagienos ir jie yra kur kas slidesni negu žuvis ir mažiau malonus. Tai iš tikrųjų
Tas jausmas, kai pagavai laimikį, turbūt yra smagesnis žvejyboje, bet faktų tikrinimas mažai ko skiriasi, nes iš tikrųjų tiesiog tavo musalinėje dėžutėje vietoj voblerių ir blizgių atsiranda kiti truputėlį įrankiai, tai atvirųjų šaltinių žvalgybos įrankiai, tai ir atvirkštinės vaizdų paieškos metodika, tai bandymas įsiaiškinti per įvairius skaitmeninius įrankius, ar vaizdo įrašas yra tikras ar ne. Tai įvairūs registrai, tai interneto archyvai. Iš tiesų, faktų tikrintojo specialybė, kuo jinai skiriasi nuo galbūt tokios prastos žurnalistikos, prie kurios mes esame pratę, tai mes esam tokie tarpdisciplininio lauko kariai. Mūsų sieja ir žiniasklaida, ir informacinės technologijos, nes faktų tikrintojai labai smarkiai kliaunasi atvirųjų šaltinių žvalgybą ir naujovėmis ir įrankiais, kurie atsiranda šitame lauke. Ir taip didelė dalimi mes esame ir akademinėme lauke. Tai yra, sulaukiam labai daug akademikų užklausų, kurie domisi dezinformacijos problematika, kurie bando suprasti, kaip veikia faktų tikrintojų smegenys, kaip mokyti žmonės medijų informacinio raštingumo, kuris yra turbūt dabartinėme pasaulyje vienas svarbiausių gabumų, kurių gali prireikti ir įgūdžių. Ir tokia sunkioji pusė turbūt dirbant faktų tikrintojų yra ta, kad jeigu iš Pauliaus Korsako gali gauti labai daug liaupsių apie tai, kaip smagiai čia pašnekėjai apie žvejybą, tai dirbant faktų tikrintojų tų liaupsių yra gerokai mažiau. Mes matom, labai dažnai susidurėm su neapykantos kalba prieš faktų tikrintojus, dabar ypatingai dar labiau, ypatingai po to tokio benefiso Marko Zuckerbergo, kai jisai atėjo į eterį vos tik tai Trumpui įsėdus į prezidento kėdę su tokia masyvia grandinė ant kaklo, atrodydamas kaip Detroito reperis ir pasakė, kad visi faktų tikrintojai yra cenzoriai. Tie patys faktų tikrintojai, su kuriais jisai daugybę metų Facebook platformoje bendradarbiavo. Tai noriu tik tai iš karto pasakyti, kad jeigu kas nors išgirsit tą tokią tezę, kad faktų tikrintojai cenzuruoja informaciją, neleidžia pamatyti tam tikros informacijos, tai yra didžiausia turbūt manipulacija, kokią galima sugalvoti, nes faktų tikrintojai visada stengiasi pateikti kaip tik daugiau informacijos. Mes stengiamės prie tos taisyti klaidingus įsitikinimus, pateikdami platesnį kontekstą, pateikdami daugiau žinių, kad žmonės patys galėtų išanalizuoti tam tikrus dalykus. Ir iš tiesų, būnant faktų tikrintojų, sudėtingas dalykas yra tas, kad tavęs nemėgsta labai daug žmonių, nemėgsta ir tie, kurie skleidžia dezinformaciją, ir tie, kurie žino daugiau, nes tie, kurie žino daugiau, galvoja, ką jūs čia tokius paprastus dalykus mums aiškinat. O tie, kurie skleidžia dezinformaciją, tai be abejonės faktų tikrintojai niekam nekliūna tol, kol jų pačių nepatikrina. Tai žmonės nemėgsta, kai jiems primena, kad klysti yra žmogiška. O faktų tikrintojai apie tai primena nuolat. Ir šiuo metu, ypatingai pastaraisiais metais, kai stiprėja autokratijos, kai mes turim labai sudėtingą geopolitinę situaciją, faktų tikrintojai yra tie pirmieji turbūt žmonės, kurių stengiamasi atsikratyti. Kas yra labai liūdna, jau užsiminiau apie Jungtinės Amerikos valstijas, kurios paskelbė, kad faktų tikrinimo programa Facebook'e yra nutraukiama. Europoje mes turim truputėlį kitokią situaciją, mes galim džiaugtis, kad turim gerokai daugiau reguliacinių mechanizmų, kurie mums leidžia išlaikyti tą veiklą vienaip ar kitaip. Aišku, ateitis yra pakankamai miglota. Ir be abejonės, faktų tikrintojai, mes turėjom kelis tokius baby boomus iš tikrųjų. Ir tie baby boomai, kai faktų tikrintojų pasaulyje padaugėja, labai smarkiai susiję ir su technologijų plėtra, ir su politikos pasikeitimais. Tai tarkim 2016 metais per pirmą Donaldo Trumpo kadenciją, be abejo, nes aš 2018 metais lankiausi Jungtinėse Amerikos valstijose, tuo metu žurnalistai buvo susiėmę už galvų, kaip reikia bendrauti su prezidentu, kaip reikia
pranešti žinias apie tai, ką jisai sako. Ir Donaldo Trumpo pirmos kadencijos pabaigoje Washington Post suskaičiavo daugiau negu 30 500 melagingų teiginių, kuriuos pasakė ponas Trumpas. Tai vidurkis būtų maždaug 21 melagingas teiginys per dieną. Taip jau gavosi, kad šitie metai buvo ir faktų tikrintojų toksai aukso amžius, ta prasme, kad faktų tikrinimo organizacijų visame pasaulyje labai padaugėjo ir šiuo metu mes jų turim veikiančias, kaip tik vakar patikrinau duomenis, 488 faktų tikrinimo organizacijas visame pasaulyje. 2016 metais šitų organizacijų buvo 3 mažiau. Tai mes matom, kai tik atsiranda melagių, kai tik atsiranda nauja kažkokia erdvė plotmė meluoti, tai padaugėja ir tų žmonių, kurie stengiasi tas melagystės išnarplioti. Ir šiuo metu be abejonės mes turėsime galbūt dar vieną krizę, jau ir dabar turim, bet ateitis dar labiau atrodo miglota su dirbtinio intelekto. Tokia revoliucija ir mes matom, tarkim, Google sprendimus, jeigu anksčiau Google faktų tikrintojų patikrinta informacija reitingavo į paieškos sistemų viršų, tai dabar viršuje mes matom dirbtinio intelekto pakankamai banalius apibendrinimus, apibūdinimus, kurie labai dažnai yra faktiškai neteisingi, o faktų tikrintojų patikrinta informacija jinai nukeliama kažkur į paieškos sistemų galą. Labai juokinga yra tai, kad dabar socialiniai tinklai, jie sako, kad jie kliausis bendruomenės pastabomis, vadinamais community notes, ir mes matysime, aišku, kaip kitos socialinių tinklų platformos reaguoja šitą dalyką, bet X, buvęs Twitter, jau praktikuoja community notes, Facebookas eksperimentuoja šiuo metu su Jungtinių Amerikos valstijų auditorija, kad community notes atsirastų ir pas juos. Viena įtakingiausių faktų tikrinimo organizacijų, Maldita, ispanų faktų tikrintojai, kaip tik atliko tyrimą ir tyrinėjo tūkstančius community notes paliktų platformoje X ir paaiškėjo, kad absoliuti dauguma šitos platformos lankytojų, pateikdami community notes, naudojasi akredituotų faktų tikrintojų pateiktą informaciją. Vadinasi, jeigu mes neturim pakankamai patikrintų faktų, kad ir kaip faktų tikrintojai yra kritikuojami, mes negalim garantuoti, kad turėsim kokybiškus community notes, tos bendruomenės pastabas, kurios turėtų ištaisyti klaidingus įsitikinimus socialinėse platformose. Gera žinia ta, kad nepaisant visokių užgauliojimų ir visų šitų problemų, apie kurias aš pasakojau, antrasis Amerikos prezidentas Johnas Adamsas yra pasakęs, kad faktai yra užsispyrę dalykai ir nepaisant mūsų aistrų ir įsitikinimų, faktai ir įrodymai, jie visada ima viršenybę. Tai galiu tik pasakyti, kad faktų tikrintojai irgi yra labai užsispyrę žmonės, turbūt labiausiai užsispyrę žmonės ir atsparus, kuriuos man yra kada tekę gyvenime sutikti. Ir nepaisant visų šitų sunkumų mes keliamės, einam, mes dirbam su informacija dabar labiau negu bet kada. Ir faktų tikrintojo rolė iš tiesų, iš tokio informacijos tiesiog tikrintojo, kai mes pamatom klaidingą teiginį, mes sakom, ne, šitaip nėra, yra šitaip. Jinai labai keitėsi per visus tuos metus ir dabar faktų tikrintojas jau nebėra tik tai tas žmogus, kuris pasako, kad kažkas yra teisinga arba kažkas yra neteisinga. Mes vis dažniau einame į mokyklas, mes vis dažniau einame į bendruomenės ir aiškiname žmonėms, kaip atpažinti dezinformacijos būdus, kaip pastebėti, kad tavo įsitikinimais, tavo kognityviniais šališkumais yra manipuliuojama. Taigi iš tokios labiau žurnalistinės rolės mes vis dažniau tampam edukatoriai, kurie kalba apie medijų raštingumą ir pildo tas spragas, kurias užčiuopiam, dėl ko žmonės apskritai tiki klaidingą informaciją ir juo labiau jie dalinasi. Taigi, čia dar daugiau kadrų iš tiesų iš įvairiausių renginių, kuriuose man teko dalyvauti, kalbu labai daugelyje konferencijų ir dabar iš tiesų toksai konferencijų metas.
Džiaugiuosi, nes ne per seniausiai gavosi kvietimą sudalyvauti konferencijoje Moldovoje. Anksčiau ji buvo kelis metus organizuojama Tbilisyje, bet dėja dėl labai aiškių priežasčių Tbilisyje jos jau niekas nebeorganizuos faktų tikrintojų susibūrimo, nes dėja Sakartvele žmonės šiuo metu dirbantys su dezinformacija, besistengiantys paaiškinti, priartinti žmonės prie tos empirinės tikrovės šiuo metu yra tikrai labai žiauriai persekiojami ir baudžiami dabartinės Sakartvelo valdžios, todėl jiems tenka keltis, jiems tenka ieškoti kitų būdų, bet kaip minėjau, faktų tikrintojai labai atsparūs, tai jie visada ras būdų, kaip tęsti savo veiklas, kad ir kur jie bebūtų. Ir man, noriu pasidžiaugti pabaigai, čia mes matom pasaulio faktų tikrintojų susibūrimą, kuris vyko prieš porą metų Seule, kas buvo toksai tikrai faktų tikrintojų aukso amžius, kai susibūrė labai didžiulė ir įvairi mūsų bendruomenė. Dabartinėse konferencijose jų truputėlį mažiau ir aš visada su nerimu laukiu, ar nepradės mažėti, ar neatkris Jungtinių Amerikos valstijų faktų tikrintojai, kurie iš tiesų liko be labai svarbus pajamų šaltinio, tai džiaugiuosi, kad kol kas taip nėra. Ir, pabaigai, matau, mano laikas jau baigėsi. Labai norėjau pasidžiaugti, kad kai viena galingiausių pasaulio demokratijų, Jungtinės Amerikos valstijos, pasako, kad jiems nereikia faktų tikrintojų, kad faktų tikrintojai yra cenzoriai, kad reikia jų atsikratyti, reikia juos išmesti iš viešojo diskurso. Lietuva yra ta šalis, kuri pasako pasaulio faktų tikrintojų bendruomeniai, kad ateikit pas mus ir susiburkim visi kartu. Ir iš tiesų Global Fact didžiausias pasaulio faktų tikrintojų susibūrimas, konferencija kitais metais įvyks pas mus Vilniuje. Tai su tuo visus ir sveikinu. Ačiū labai, Aiste. Pabūk dar truputėlį, noris, kad įsteigtumėm tokią tradiciją, truputėlį pasikalbėti, nors laiko ir nebėra. Aš labai trumpai, labai buvo įdomu tavęs klausytis, labai gerai, kad uždėjom tą paminėjimą, kad labai didžiulė faktų tikrinimo konferencija vyks Vilniui, tai tikrai bus didelis įvykis. Bet sureaguokim šiek tiek tai ir ką Rimvydas Valatka sakė, sakydamas, kad kartais labai sunku stabdyti tą melą, pavyzdžiui, eterį, kai jo yra 100% ir tai, ką tu pasakoji, irgi daug tokio beviltiškumo turėtų ištikti, kai, nežinau, kai labai labai didelis tas srautas, kai visi nekenčia tavęs dėl to, kad skundžia ten visur. Tai ir pati sakai, kad mes esame atspariausi iš visų. Tai koks yra tas atsparumo šaltinis, mano toks klausimas? Visada sakau, kad bendruomenė ir jeigu ne labai glaudi faktų tikrintojų visame pasaulyje bendruomenė, tai yra mes emailais mes susirašinėjom turbūt dažniau negu su savo giminaičiais visi tarpusavyje, ar tai būtų faktų tikrintojai Mongolijoje, ar tai būtų faktų tikrintojai Jungtinėse Amerikos valstijose, mes visada palaikom nuolatinį ryšį ir jeigu tik tai ištinka bėda, kurį nors mūsų bendruomenės nariai mes visi reaguojam ir žinojimas, kad tu esi ne vienas šitoje kovoje labai padeda. Staptelkim, kad ir kiek norėtus visko paklausinėti Aistės Meidutės. Labai labai ačiū tau, kad pasidalinai. Mes nulydėsim tave šiltais plojimais nuo šitos scenos, pasiklausinėsim, kai mums norėsis per pertraukas dar daugiau apie tavo patirtis visur pasaulinėse forumuose ir kasdieniam darbe. Viskas. Palik man mikrofoną. Labai labai ačiū. Ir